Šiandieną patikrinsim stiklo paketus. Kaip šis daikčiukas flyras parodys mums temperatūrų skirtumą. Ar stiklo paketas tikrai laiko tą šilumą ir nepraleidžia šalčio. Vat kaip dabar turim ant kampo yra sniegas ir sniegas kol kas netirpsta. Tai vat pažiūrim, koksai yra kritimas tų temperatūrų toj vietoj. Nu va, ką jis pas mus dabar čia rodo šitoj vietoj? Neatidarėm, va. Tai va, stiklas šitoj vietoj pas mus yra 14 laipsnių. 14 laipsnių, šalčiausia, va, netgi 10 laipsnių. Aišku, tai nėra termiksas rėmelis, tai yra aliuminis rėmelis, bet toj va vietoj, kur guli sniegas, tai mes matom apie 13, o aukščiau 17. Stiklas 18 laipsnių, tai vat būtent šalčiausiai vietoje, vat kiek jisai praleidžia. O jeigu tai būtų terminis rėmelis, aišku, būtų šilčiau. Na, bet ir kampas nėra pats šilčiausias. Matomai, irgi kažkur buvo montavimo brokas, tai vat vietoje reikės vasarą žiūrėti. Tai vat su tokiu dalyku galim visą laiką patikrinti, kur yra problematiškiausios vietos visuose languose, nu ir absoliučiai visur name, visuose kampuose. Va, kaip matot, geras dalykas. Jeigu norėtumėt paslaugos, kad patikrintumėm jums langus arba sienos, tai vat galite kreiptis, mielai padėsim.